Juodkrantę užplūdo uodų debesys. Nors vietiniai sako prie vabzdžių draugijos pripratę, tačiau poilsiautojai išvydę debesis uodų nustėrsta. Vabzdžiai įkyrūs, tačiau pasak gamtininkų nepavojingi. Atvykę į Juodkrantę poilsiautojai turėtų apsišarvuoti kantrybę. Viena gražiausių Lietuvos vietų skendi truklių debesyse. Pakaluoja arba apsisukia aplink save, prasivalo kelią. Ir ištisinis toks, arba eina taip užsidengęs, arba spjaudydamasis ištisai, o kai ateini į vietą, tada iš ausų, iš nosies, o kas jau skrandė, tai jau viskas. Pasak gamtininkų, truklių dabar gausu, nes dabar jų poravimosi metas. Nors būriai vabzdžių erzina, žmonėms jie nepavojingi. Vestuvės vyksta jų, reiškia susiporuoja, tada sutupia ant vandens paviršių, sudeda kiaušinius, kiaušiniai nusėda į dugną, o patys vabzdžiai irgi žūna. Vietinių tokia gausybė vabzdžių nebestebina, tačiau atvykėliai skėsčiojo rankomis. Druskininkuose ten labai šitam laikė siauzo ir pirmą kartą matau tokį reiškinį Juodkrantėj, bet labai smagu, kad nekanda, kad jų daug, ir tai yra tiesiog, kaip čia tokio regiono tokia būtina dalis. Jeigu poilsiautojai atvažiuoja arba ir vietin pakrantę pasivažinėti su dviračiu, jau nelabai išeina, ypač per tą patį piką. O taip, tai manau, nelabai. Žmonės gal turi saugot namus, tai sietelė, dar kažkom. Juodkrantiškiai jau priprato, kad nei pavasarį, nei rudenį langų atsidaryti jie negali. Juodkrantės verslininkams trukliai kasmet apkartina gyvenimą. Žmonės suka galvą, kaip nuo jų apsaugoti patiekalus ir gėrimus. Mes, sakykime, sriubą nešam uždengtą. Ir žmogus jau gauname, svarbu pateikėm jam ir gal šiek tiek ir sudaro nepatogumo. Ir kitas dalykas, tai uždengsim dar šonus. Tai tas irgi sustabdys šiek tiek tas mašalas. Truklių paprastai pagausėja pavasarį ir rudens pradžioje. Šiuo metu šių vabzdžių gausu Juodkrantėje. Bet vietiniai sako, kad netrukus jie turėtų apgulti ir Nidą.